Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime karpį. Karpio filė dedame ant skardos patiesto sviestiniu popierium. Nuskaniname pipirais bei druska. Šiek tiek aliejaus. Karpį nešame į orkaitę, 190 laipsnių temperatūroje 15 minučių. Kol karpis kepa, išsivirsime kruopas. Aš naudosiu mėžinę. Belieka užsimaišyti maltinius. Į indą pilame kruopas, džiūvėsėlius, įmušame kiaušinį, susiplėšame karpį. Susismulkiname petražalės, nuskaniname druska ir pipirais. Viską gerai pramaišame. Indą dedame į šaldytuvą 15 minučių, kad karpis susidraugautų su kitais produktais. Kol karpis snaudžia, pasigaminsime svogūnų četnį. Susismulkiname svogūnus pusžiedžiais, į kaitintą keptuvę pilame aliejų ir dedame svogūnus. Svogūnai apskrudo, pilame šiek tiek obuolių acto, dedame kelis šaukštus granatų četnio bei kelis šaukštelius medaus. Viską gerai pramaišame ir paliekame troškintis ant mažos ugnies. Į kaitintą keptuvę dedame maltinukus ir apkepame juos po 2-3 minutės iš kiekvienos pusės. Dengiame dangčiu ir palaikome kelias minutės. Į lėkštę dedame svogūnus troškintus su granatų četnį, ant viršaus dedame žuvies maltinukus, šiek tiek baziliko, šiek tiek citrinos sulčių. Mūsų patiekalas jau pagamintas, tad skubame ragauti. Šiandien tiek, na o su manim pasimatysite šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.